Labas visiems, čia Evaldas iš Evo Games ir kolega Vilius ir šiuo metu yra dar rugpjūtis, nežinau kai video išeis kokia bus diena, bet dabar yra rugpjūtis, rugpjūčio pabaiga ir kaip įprasta rugpjūčio pabaiga būna truputėlį toks medinės prasideda, kada jūs tikriausiai patys pastebėjote, jeigu esate techninis žmogus, jeigu nesate, galite pabandyti pasiekti. Rugpjūčio mėnesį atsiranda toks stebuklas. Staiga visi prekybvietės, kurios pardavinėja techninį įrangą, staiga pilna atsiranda nešiojimo kompiuterių po 400 eurų, po 500 eurų, su celeronais, su pentimais. Tai vat rugpjūtis yra tas mėnuo, kada jeigu yra geresnių sąlygų užteršti mūsų planetą niekam tikusiais komponentais, tai vat jų pardavimas rugpjūčio mėnesį būna gerokai išaugęs. Kodėl? Todėl, kad patys irgi tikriausiai esate girdėję, yra labai dažna frazė: artėja mokslo metai, mano vaikam reikia kompiuterio mokslam, bet kaip ir gerai būtų su vaizdo plokšte, nes kartais savaitgalį, žinoma, mes visi tėvai esam pavargę, norim, kad vaikas būtų užsiėmęs savaitgalį. Tai kad galima būtų ir pažaisti, ir tada ieškom geriausio kokybės ir kainos santykio, tik labai dažnai tas kokybės ir kainos santykis susibaigia 15 colių nešiojimų kompiuterių su Celeron 2 branduolių procesorium ir įlituotais 4 GB RAM. Bet va tokių pardavimai kompiuterių išauga. Tarkim, rugsėjo pirmomis dienomis, nuėjus į sandėlį, jų tiesiog neįmanoma gauti, jie visi būna išpirkti. Tai ilgų moralų nedarysim, bet šiandienos tema yra, mes šiandien ryte atsikėlėm, atsisėdom ir sakom, pabandykim durti pirštu į tiekėjo sandėlį ir surinkti iki 500 eurų žaidimų kompiuterį. Taip. Tai ne console killeris, nes šiais laikais konsolės taip lengvai nenužudysi, bet iki 500 eurų. Ir tas iki 500 eurų gavosi 499,25. Tai kompiuteris iki 500 eurų. Žaidiminis, stalinis kompiuteris iki 500, gal susitarkim taip, aš vadinsiu 500 eurų kompiuteris. Nes tie 75 centai sutaupyti iki 500 eurų vargu ar suteikia mums teisę jį vadinti iki 500 eurų. Bet tai vadinkim 500 eurų stalinis kompiuteris. Ir turėkite omeny, kad tai nėra kažkoks tai žvėris, kuriuo jūs galėsite puikuotis prieš visus savo draugus, klasiokus ar kaimynus ir panašiai, nes vėlgi 500 eurų, tai turėkite omeny, kad reikėjo labai nemažai kompromisų padaryti. Ir mes jų tikrai padarėm ir pasakysim, ką galima buvo padaryti kitaip ir kodėl mes to nedarėm. Tai pradėkim truputėlį su pažinimu, kas tai yra. Tai yra AMD sistema. Patikėkit, aš labai norėjau surinkti Intel. Norėjau surinkti Intel sistemą, gal net su Intel vaizdo plokšte, ir pavadinti jį 500 eurų kompiuteriu, bet kad ir kaip stengiausi, žinokit, nebent nežinau, išmeščiau korpusą, ramus, maitinimo bloką. Už šitą procesoriaus kainą jūs geriausiu atveju galite įsigyti Intel Pentium. Geriausiu atveju. Ir, patys suprantat, Intel Pentium tai nėra geriausias atvejis. Tai mūsų procesorius šiandienai bus AMD Ryzen 4100, tai yra Ryzen 3. Tai yra 4 branduoliai, 8 rautai, rašo 4 GHz boost, ne visą laiką jūs įmatysit, tai 3,8, vaizdo plokštės integruotas nėra. Kur išlošėt, vidui girdžiu yra aušintuvas, todėl jeigu neketinate turbinti, spausti iki maksimumo, žaisti su įtampų nustatymais, įprastai šitie Wraith aušintuvai gamykliniai veikia labai puikiai ir pradžiai jums jo tikrai užteks. Ir visgi už tą pačią kainą jūs gaunate Pentiumą, kuris turi tik tai 2 branduolius. Todėl čia šitoje vietoje yra jau nugalėtojas ir nieko nepapiešit. Dabar į kur mes įstatysim? Čia buvo kitas kompromisas. Mums vėlgi reikia sutilpti 500 eurų, tai mes keliavom prie mikro ATX sisteminės plokštės. Kas nežino, bet aš taip manau, kad visi mūsų žiūrovai žino. Tai yra mažesnė sisteminė plokštė, jos visą laiką yra porą eurų pigesnis. Ir automatiškai atsiranda tie kompromisai, tai tik 2 RAM jungtis, nėra RGB jungčių, gal jau nebepopuliaru RGB. Sisteminė plokštė praktiškai neturi VRM aušinimo,
kas nežinot, VRM aušinimas tai yra šitie dalykėliai šalia jūsų procesoriaus. Ir jinai kuo puikiausiai draugaus su šiuo procesoriumi. Į ją galbūt net jeigu reikės Ryzen 5 statysite, bet aš taip įsivaizduoju, jeigu pabandysite įstatyti Ryzen 9 arba Ryzen 7, tikėtina, kad šie daikčiukai pradės labai smarkiai kaisti, gali būti, kad sisteminė plokštė persikraudinės, o gal neturėsite maksimalių turbo dažnių, todėl, čia buvo tas kompromisas, bet vėlgi mes renkame šiai dienai už 500 eurų. O visa kita, kaip ir priklauso, 6 USB, gigabitas tinklo, nėra bevėlio, jūsų vaizdo plokštės jungtis. Žodžiu, labai bazinė sisteminė plokštė, labai baziniam kompiuteriai. Atmintis. Čia yra SP, jie berods vadinasi Spinpoint? Ne, Silicon Power. Silicon Power atmintis 2 po 8 GB. Jūs sakytumėte, galima buvo 8, ne, šiais laikais 8 GB, jeigu jūs žaisite, jau nebegalima eiti. Kitas dalykas yra, šis gamintojas nesukelia man labai daug teigiamų emocijų, nes jo SSD diskai ir flash talpyklos turi polinkį sugesti, tiesiog kaip griaustinis iš giedro dangaus. Bet su atmintimis niekada neturėjau problemų. Todėl atmintis aš surizikuočiau. Dėl SSD nežinau. Plus turėkite omenyje. Vienas šitas kaulas kainuoja 14 eurų. 28 eurai, 16 GB RAM. Jeigu dabar yra laikas, kada norėtumėte atsinaujinti savo kompiuterį atmintyje, tai darykite dabar, nes prieš žiemą, prieš kalėdas įprastai atmintis pradeda vėl brangti. Dabar keliaujam prie talpyklos. Toks išpakuotas jau. SATA, SSD, gigabyte, 1 terabaito ir šitą terabaitą mes nusipirkom už kažkur 32 eurus. Galima buvo turėti kompromisą, mažą SSD jūsų operaciniai sistemai ir didelį kietąjį diską jūsų žaidimams, bet sudėję šiuos 2 komponentus suma gaunasi panaši, todėl iš karto keliaujam prie 1 terabaito ir nesukam savo galvos, kiek versijų Minecraft'o norėsite turėti. Maitinimo blokas. Dabar čia svarbus pastebėjimas. Aš visą laiką sakau, visi absoliučiai visą laiką sako tą patį. Maitinimo bloką dėkite gerą, patikimą, nes jeigu mirs maitinimo blokas, sudegs, sudeginti gali ir visus kitus komponentus ir panašiai. Todėl šitoje vietoje jisai dabar kaip tik šį mėnesį vyksta Deepcool akcija, todėl dauguma tiekėjų tiesiog pardavinėja juos pigiau. Mes jį įsigijom beros už 36 lygtai eurus, jei neklystu. Kainas galėsim surašyti irgi aprašymą. Ir visai, kaip čia pasakius, tai yra parašyta 80+. Čia tas keistas, jisai yra 80+, bet jisai neturi tos spalvos. Tai yra ne bronze, ne silver, ne gold. Jisai tiesiog 80+. Ir iki šiol tai buvo nestandartas, bet berods nuo praeitų metų atsirado maitinimo blokų sertifikavimo lentelė, atsirado 80+, be jokio papildomo užrašo, kaip bronze, silver ir panašiai. Tai kaip ir efektyvumo klausimą turėtų įspręsti, kiek patikimumo nežinau, atrodo ganėtinai neblogai, galų gale čia vėlgi ir svorio turi, pažiūrėsim, kaip atrodys galutiniam rezultatui, bet tokį kompiuterį, kuris valgys tikrai nedaugiau 200 W, aš patikėčiau šiam maitinimo blokui. Tai čia jums spręsti, ar norėtumėt brangesnį ar pigesnį. Vaizdo plokštė. Po tiek laiko pagaliau vaizdo plokštės žaidimų kompiuteriuose. Ir taip į šią kainą mes įtilpome su GeForce RTX 3050, kuri mes jau esame ir testus rodę, kaip jinai atrodo, kaip jinai elgesi ir tikėkimės, pagal mano skaičiavimus šita vaizdo plokštė neturėtų būti per stipri procesoriui ir atvirkščiai neturėtų būti per silpna procesoriui. Turėtų būti kažkur iki 20% ta paklaida, tai pažiūrėsim kaip gausis, bet šią vaizdo plokštę dabar galite jau įsigyti už maždaug 220 eurų. Ir vėlgi, tai yra naujausi vis dar 3050, 450 dar nemačiau, vis dar naujausi RT branduoliai, vis dar prieinama kaina ir vis dar Nvidia. Tai keliavam su šiuo, o su korpusu net nežinau.
parašysim pavadinimą, čia yra kažkas, Macube 110. Dabar papasakosiu apie tam nediduką kompromisą. Macube 110 korpusas kainuoja apie 40 eurų ir tai nėra pats pigiausias korpusas, kurį jūs galėtumėt gauti savo biudžetiniam buildui. Tačiau yra tokia situacija, galite keliauti 10-15 eurų pigesnių korpusų, tokių kaip Matrix irgi Deepcool 30, kuris turi šoninį langą, bet tas langas, kas esat matę, prisisuka 4 varžteliais. Ir aš jų tikrai nedaug esu pardavęs, bet jau esu susidūręs su situacija, kai ištraukiau pravalyti dulkės, o į stiklo nėra. Tai ir šitoje situacijoje nėra nei atsarginių dalių, nei galimybės jų įsigyti, paprašyti kažko, kas dirba su stiklu, ištekinti panašų langą kainuoja 2 ir 3 brangiau negu korpusą naują nusipirkti. Tada krūva reikalų persidėti ir panašiai. Šis korpusas irgi turi šoninį stiklą, tik tas stiklas nebeturi to trūkumo. Nereikia varžtukais prisukinėti plyno stiklo. Jisai turi normalius laikiklius ir turi mažesnę riziką sudužti. Tai jeigu klausėte manęs, jeigu imate korpusą su stiklu, nes tai yra gaming PC, jeigu imate korpusą su stiklu, imkite tokį, kuris turi sutvirtinimus, arba tada jau geriau keliaukite į 20 eurų ribą ir imkite paprasčiausią skardinę dėžę be jokių stiklų, be nieko, jeigu tai jums nerūpi. Tai va čia atsiranda tas kompromisas, kur dar galima buvo sutaupyti apie 15 eurų ant korpuso, gal 5 eurus ant maitinimo bloko, net neįsivaizduoju, dar kažkur galėjau labiau sutaupyti, nes ėmiau tikrai praktiškai viską ką pigiausia. Ir tuos sutaupytus 20 eurų panaudoti ir šį 41000 pakeisti į Ryzen 5 3600X. Tai čia būtų toks kompromisas. Atsisakote korpusą, viską sumetate į skardinę dėžę ir vietoj Ryzen 3 pasiemat Ryzen 5. Tokia galimybė yra. Deja, kadangi šios komponentus perkam iš savo kišenės ir jie anksčiau ir vėliau sulauks savo namus, šlamšto tai aš nepardavinėjau. Taip kad šitai vietai paėmėm kažką tai patikimesnį ir geresnį. O dabar ką žinau, pabandykim gal surinkti ir pažiūrėti, kaip tas mūsų gaming buildas iki 500 eurų veikia. Tai va, rinkimas baigtas. Matėt vieną kitą šotą iš arti. Tai turiu porą žodžių pasakyti. Prieš keliaujant į testus, kuriuos pabandysim atlikti, kaip testus. Čia yra žaidimų kompiuteris už mažą sumą, todėl mes pabandysim su juo pažaisti. Keliaujant prie to, ką norėčiau pastebėti. Korpusas už tokią mažą kainą tikrai patogus, turite daug vietos savo laidams gale, pakankamai patogus yra tiek kietųjų diskų, tiek SSD talpyklų montavimas, laidyno išvedžiojimas. Ko negausite, tai aušintuvų priekyje. Galiai yra vienas aušintuvas, kuris, kaip aušintuvas su ganėtinai šlikščia Molex jungtimi. Todėl nukirpti jos nepatarčiau, nes gali baigtis blogai, bet jos gražiai įvynioti irgi turėtų būti reikalų. Priekyje statyčiau bent vieną aušintuvą. Kadangi šie išpjaustymai yra ganėtinai maži, tai čia apie centimetro pločio ir be papildomo aušinimo, tiksliau srauto oro, kuris ištrauktų šviežią orą ir uždengtas stiklas, tai susidarys taip, kad apačioj žaidimo metu jūs turėsite mažytę krosnelę. Ir lab, kad jeigu patys pažiūrėsite vaizdo plokštę, dėl šio išskirtinės sisteminės plokštės dizaino, vaizdo plokštė yra ganėtinai žemai. 2 pirštai nuo korpuso apačios. Todėl norėtumėte tikriausiai turėti aušintuvą kažkur šiame aukštyje, kad jis šviežią orą stumtų po vaizdo plokštę, o ši galėtų išpūsti gale. Pabandom įrašyti operacinę sistemą ir pasileisti vieną kitą žaidimą. Tai va, kompiuteris surinktas, operacinė įrašyta, žaidimas pirmas, kurį parodysim gyvai, tai yra Rainbow Six Siege. Dėl to, kad aš tą žaidimą šiek tiek išmanau ir žinau bent jau kur kokie mygtukai randasi. O šiaip pačiai pradžiai, kad šis žaidimas, praleidom testą, jis parodė 168 kadrus per sekundę, kas kompiuteriai už 500 eurų tai yra įspūdingai. Ir dabar pabandykim pažiūrėti, kaip pats pojūtis
viso to žaidimo. Na, SSD tai vėlgi krauna greitai. Taip, šiai akimirkai turim 170 kadrų per sekundę. Čia yra, turėčiau pastebėti, kad tai yra ultra nustatymai, viskas maksimaliai, anti-aliastingas, rezoliucija, visi kiti dalykai, šešėliai ir panašiai, viskas yra ant maksimumo ir kad aš prisiminčiau, kur čia reikia bėgti. Na ir bandom pažiūrėti, kaip čia atrodo vaizdas, 180, 200 kadrų per sekundę, 215 ir atsiminkit, tai yra maksimaliais nustatymais, dūmai. 176. Na matot, vaizdo plokštė ne pati brangiausia, todėl šiek tiek kadrai nukrinta 140. Bet vis tiek mes vidurkį apie 150 išlaikome. Ir dabar einam pažiūrėsim kažkur, tai čia turėjo būti priešai. Ir aš atsiminčiau kur. Čia. Kažkur čia turėtų būti. Tai va, pamatėt, kaip man sekasi žaisti prieš botus. Aš labai tikėjausi, kad tie botai mane suniokos, bet taip nesigavo. Ir kompiuteris, sakyčiau, pavyko. Yra šiokių tokių dalykų, smulkmenėlių, ten kai kurie korpuso niuansai, sprendžiant iš temperatūrų. Temperatūros nėra blogos, bet vadinkim ilgai žaidimo sesijai, ypač karštą dieną, jeigu būtų, na, kaip čia pastarosiam dienom buvo 32 ar 34, ir jums tektų ilgokai pažaisti, tikrai jaučiasi, kad dėžė įšyla smarkiai. Ir to oro traukimo iš priekio reikėtų, bet jeigu jo nebus, na tai nieko blogo labai nenutiks. Galbūt vaizdo plokštė neturės maksimalaus turbo boosto. Tai čia yra toks dalykas, bet vėlgi čia yra taupimo sumetimais. Apart to, žaidimai atrodo neblogai, kadrų per sekundę daug, ypač 10, turėkite omeny, čia 1080 rezoliucijai skirtas kompiuteris. Šią rezoliuciją visiškai jokių problemų nėra. 1440 galbūt galėtumėt pabandyti, galbūt ir ne, čia jau patiems spręsti, mes to nedarysim, o daugiau testų galite pažiūrėti apačioje, arba galbūt pažiūrėsim, kiek video gausis ilgio, gal priseksim video pabaigoje, kaip atrodo šis procesorius su vaizdo plokšte sintetiniuose testuose, tiesiog vieną lentelę. O šiaip, aš esu patenkintas 500 eurų. Dabar ką galiu pasakyti, jeigu jūs savo vaikam ieškote kompiuterio, arba pats savo ieškote žaidiminio kompiuterio, kuris tuo pačiu tiktų ir mokslams, ir galbūt projektams, galbūt kažką paredaguoti, kažką pameistrauti, retkarčiais pažaisti ir turite kišenėje 500 eurų, šis pasirinkimas yra jūsų. Tikslų detalių sąrašą įmesim apačioje, kad žinotumėt, ką mes naudojam ir kaip, ir su nedidelėm modifikacijom galite pabandyti tokį susirinkti ir patys. Taip kad šiam kartui tiek, dar vienas biudžetinis kompiuterio bildas ir ne iš AliExpreso, o iš Lietuvos ir ate.